your smile, shine a little light, alright. And don't hide. Sveiki. Šį kartą kalbamės su broniu Rope, naujai išrinktų Lietuvos europarlamentarų būtent į Briuselį ir Strasbūrą. Ir mumis labai domina, kokie jūsų pastebimi pozityvūs pokyčiai vyko Lietuvoje per paskutiniuosius 10 metų, nuo Lietuvos įstojimo Europos Sąjungą 2004 metais. Na, kaip žinoma, Lietuva, visi žmonės dalyvavo šitam procese ir reiškia norą dalyvauti. Manau, kad pakankamai buvo plačiai informuojama ir aišku, turbūt vienas iš pagrindinių motyvų buvo tai, kad Europoje vidutiniškai žmonės gyvena geriau ir infrastruktūra geriau sutvarkyta, tai mums bus šansas ir aš tuo metu, kai buvęs vietos, sakykime, savivaldos vadovas, irgi tą labai gerai jutau, kad tikrai ir turėjom kontaktų ir bendravom su kitom šalim ir matėm, kas darosi Vokietijoje, kas darosi Prancūzijoje, kitose šalyse, tai iš tikrųjų tas buvo labai didelis motyvas ir, taip dar naiviai galvojom, kad ateis Europą, duos tų pinigų ir galėsim juos laisvai leisti, bet pasirodo, kad iš tikrųjų Europos, reiškia, galimybės labai didelės, bet Europa pinigų neduoda, jos paprasčiausiai reikia įrodyti, kad tavo darbas ir tavo projektas arba tavo idėja yra vertinga finansavimo ir bus išliekamoji vertė ir taip toliau, ir kad tai tu padarysi skaidriai, sąžiningai ir iki galo. Ir žinoma, tada gali, reiškia, gauti kompensaciją pasinaudoti. Iš tikrųjų, Lietuvoje pokyčiai labai dideli ir žinoma, tiek, sakykime, komunaliniam sektoriui Lietuva pažengus labai daug. Iš vienos pusės informaciją gaunam labai tiesiogiai, iš kitos pusės yra įsipareigojimai, yra direktyvos, kurios savotiškai iš valdžios reikalauna, kad būtų daroma ten, sakykime, klimato kaitos reikalai, ten išmetimų reikalai, ten, sakykime, iš kitos pusės, jeigu, reiškia, Lietuvai suderėtos skirtos sumos nebus panaudotos, tai vėlgi visuomenė kritikuos, kad valdžia blogai dirba. Tai iš tikrųjų toks bendravimas vyksta. Ir antras dalykas, kadangi vyko lygiagrečiai įstojimas ir NATO, tai žinoma ir Lietuvos saugumo reikalai. Tai irgi neatsiejami dalykai ir praktiškai Lietuvoje pakankamai kartu šitie procesai vyksta dabar, sakykime, ten Rusijos Ukrainos atveju, vėlgi ir Europos Sąjunga, ir NATO, kas svarbiau, kas daugiau padėtų, kas užtikrintų. Tai iš tikrųjų, matyt, Lietuva yra kaip Baltijos viena iš valstybių labai, sakykime, reikšmingi yra šitie pokyčiai ir mes tai norėjom, reiškia, sustiprinti savo nepriklausomybę, garantuoti nepriklausomybę. Ir manau, kad iš tikrųjų tas pasiteisino ir kelias buvo pasirinktas teisingas. Ir galų gale baigiamas procesas integracijos, tai yra euro įvedimo reikalas. Tai nors, sakykime, tiek aš, tiek mūsų partija, mes šiek tiek, žiūrėjom truputį atsargiau dėl euro įvedimo, kad vis dėlto neturėtų būti įsivedamas sunkiausiai gyvenančių žmonių sąskaita, bet valdžia lyg tai ėmėsi ryžtingų veiksmų ir pradeda ir atlyginimus judinti ir taip toliau. Tai tikėkime, kad euras įsives be didesnių rūpesčių ir Lietuva pilnai integruosis ir galės siekti, sakykime, to gerbuvio, kurio Lietuvos žmonės nori, bet jisai savaime tas gerbuvis įsitikinom iš tikrųjų per 10 metų neateina, tik tai mes dirbdami galim pasiekti, reiškia, rezultatą ir kas labai svarbu, didelis postūmis buvo Lietuvoje, tai žemės ūkis. Lietuvos sąlygom tikrai buvo labai sudėtinga žemės ūkis ir praktiškai iki įstojimo į Europos Sąjungą praktiškai vegetavo, o įėjus į bendrą, sakykime, žemės ūkio politiką ir rinką, situacija visiškai pasikeitė kardinaliai ir šiandieną jau Lietuvos žemės ūkis tampa konkurencingas, tampa, sakykime, patrauklus net ir Lietuvos žmonėm ir kaime jau žmonės pradeda gyventi normaliau ir taip toliau. Tai šitie dalykai tikrai pokyčiai labai matosi. Ir paskutiniu metu, žinoma, tos programos, kurios padeda infrastruktūrą tvarkyti, padeda kelius tvarkyti, padeda tvarkyti tos pačius daugiabučius, visuomeninius pastatus, mokyklas, darželius. Iš tikrųjų, skirtumas labai didelis.
Taigi galime teigti, kad Lietuva po truputį tampa europietiška valstybė, išsivadavusi būtent po sovietinio 50 metų okupacijos. Būtų labai dabar įdomu sužinoti būtent apie jūsų darbą Europos parlamente. Visų pirma, ar jūs balsuojate visi lietuviai vienodai, ar balsuojate kaip frakcija pasako, ar remiatės Lietuvos rekomendacijos? Tiesiog pasidalinkit savo įspūdžiais. Na jo, iš tikrųjų kažkaip tai atrodo esam rinkti Lietuvos žmonių, bet vis dėlto esam rinkti pagal partinius principus ir pagal partinės programas ir pagal tas nuostatas, kurias mes šnekėjom, ką mes darysim čia atėję. Tai ir iš tų 11 parlamentarų praktiškai gal kokie 5 grupės yra, sakykime, taip grubiai paėmus, ir jos šiek tiek skirtingai šnekėjo, šiek tiek skirtingi prioritetai buvo ir taip toliau. Todėl Europos parlamente, tų šalių, sakykime, poveikis yra labai mažas. Praktiškai, mes kiekvienas esame atsakingi už Europą visą, tame tarpe ir už Lietuvą. Kaip sako, galvoja apie Europą, o, sakykime, sprendė apie Europą, galvoja apie Lietuvą. Tai tikrai balsuojam, ne visada vienodai. Ir tokio, sakykime, kad Lietuvos delegacija, ten vadovas delegacijos, tokių dalykų kaip ir nėra. Kiekvienas esam kaip atskiras savarankiškas savo pažiūrą susijęs su tam tikra partija, su tam tikra, sakykime, nuostata. Ir daugumoje tada vyksta diskusijos frakcijose, partijose ir sprendimai jau priimami partinių principų, bet aš esu prisijungęs prie žaliųjų, sakykime, frakcijos. Vienas iš mano tokių pažadų, einant į rinkimus, kad Lietuvos kaimas nebuvo atstovaujamas, tiek žemės ūkis, tiek kaimo plėtra. Ir aš tą garsiai sakiau, ir mūsų partija garsiai sakė, kad jeigu mums pavyks laimėti, tai mes tikrai nueisim į tą sritį. Ir būtent šita frakcija suteikė galimybę būti to komiteto nariu pilnateisiu. Ir aš šiandieną tenai įsijungęs į tuos darbus, o kaip žinot, Lietuva šiandien iš tikrųjų ir Europoje, ir Lietuvoje šito klausimu yra pakankamai rūpesčių, tai yra ir Rusijos embargo reikalai, yra ir kiaulių maro reikalai. Tai vat, kaip tik, sakyčiau, yra pakankamai neblogai, kada galima įlysti į konkrečią sritį ir, sakykime, Lietuvos bėdas pernešti į šitos koridorius ir kartu su ministerijos, sakykime, atstovais, su misijos atstovais, gavus iš jų konkrečias jau, sakykime, problemėlės, kokiam dokumente kažką tai reikia truputį pataisyti arba garsiai pasakyti, kad išgirstų komisarai, kad išgirstų, reiškia, pirmininkaujančios šalies ministrai ir taip toliau. Tai va tą bandau ir daryti. Tai iš principo, praktiškai kaip Lietuvoje į rinkimus eina 141 Seimo narys, o vadovauna praktiškai 71 užtenka, tai kurios, reiškia, grupė susimeta. Tai ir čia panašiai, irgi panašus principas, yra ten apie gal 6-7 partijas, ir jos, kurios sudaro daugumą, ir jos ir sprendžia tada. Va dabar kaip tik vyksta labai svarbus momentas, ir vakar, ir praeitą savaitę, ir kitą savaitę vyks pasitarimai, tai būtent naujų komisarų skirimas. Ir labai džiugu, kad Lietuva ilgai galvojo, ieškojo varianto, ir kol kas, sakyčiau, labai ir man kaip žmogui malonu, kad mūsų, sakykime, kandidatui Andriukaičiui didesnių priekaištų bent jau mano frakcija neturi. Nežinau, kaip kitose frakcijose, tai vat maždaug tokia veikla. Jūs minėjote, kad jūs priklausote žaliųjų frakcijai. Toks klausimas būtų labai įdomu būtų sužinoti, kokia jūsų pozicija yra apie atsinaujinančius energijos šaltinius būtent Lietuvoje, nes žinome, kad Lietuva biodujos lietuviai nelabai priima, skundžiasi žmonės dėl kvapų, vėjo jėgainės irgi liktai nelabai yra priimamos. Kokia jūsų pozicija dėl šio klausimo, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių? Jeigu paėmus palyginus su Europos mastu, tai Lietuvoje neblogai atrodo. Bet tikrai labai drąsiai sakau, kad Lietuva padarius, gal trečdalį to, ką gali padaryti. Nes pats asmeniškai šito klausimu labai daug dirbau ir turiu puikių rezultatų, tos rezultatus galima stebėti. Nuo 98 metų mano savivaldybė praktiškai visą, sakykime, šilumą, karštą vandenį gamina tik atsinaujinančiais resursais. Tai yra ir darbo vietos, tai yra ir ekologija, tai yra ir taršos pardavimai, tai, sakykime,
Aišku, tai, kad yra pajamos į biudžetus vietinius, nereikia importuoti ir remti tų šalių, kurios ne visada būna draugiškos ir taip toliau. Tai yra visapusiškai teigiami dalykai ir Lietuva praktiškai turi pakankamai resursų, žaliųjų resursų taip vadinamų, kad pilnai apsirūpinti savo visą energetiką, bet žinoma, matyti įtaką dar ir tų dujų kompanijų ir kitų dalykų vis tiek jaučiama ir tikrai atsinaujinančių įstatymas Lietuvoje su labai pakankamai didelėm kalbom buvo priimtas, bet jo įgyvendinimas dar dėja nepaleistas. Tai tikrai mes nepadarėm visų namų darbų ir mes, sakykime, šiandieną krizės atveju, ten, reiškia, raudam, kad ten Rusija neparduos pigesnės elektros ar ką, mes tikrai galim patys didžiąją daugumą pasigaminti, jeigu gamintumėm šiandien elektrą pilnumoje Vilniuje, Kaune, atsinaujinančiais, nors tą dalį kaip Klaipėdoje, tai iš tikrųjų yra erdvė labai yra ir labai gerų pavyzdžių yra. Ir mes kaip frakcija dabar praeitą posėdį susitarėm, kad bandysim išleisti tokį pavyzdžių leidinuką, paimti iš kiekvienos Europos šalies tam tikrą pavyzdį ir kaip galimybę kiekvienai šaliai tą pritaikyti, tokį universalų pavyzdį, ten, sakykime, elektros gamyboje, šilumos gamyboje, pastatų renovacijoje, nes apskritai tai jeigu darom tik tai dėl to, kad daryti atsinaujinančiais, tai dar ne viskas pasakyta. Turi duoti ir konkrečią naudą. Tai, sakykime, mano darbai, kuriuos aš dariau, būdamas Ignalinos meru, tai mes pasiekėm tai, kad mūsų viena iš mažiausių yra kainų šilumos. Tai renovavę pastatus, daugiabučius, kitus, jeigu, sakykime, mes beveik 3 kartus sumažinom medienos drožlių naudojimą. Tam pačiam, reiškia, kiekiui kvadratūros, tam pačiam, reiškia, vandens kiekiui paruošti. Tai iš tikrųjų galimybių čia yra labai daug ir svarbiausia, kad manau, kad labai teisingai darom Europai, remiami šitie dalykai. Ir labai liūdna, bet šiandieną labai Europa daug priklausoma nuo dujų, nuo rusiškų dujų ir tikrai mes vietoj to, kad daugiau mestumėmės į žaliasias technologijas, į biodujas ir taip toliau, kaip jūs sakot, saulė, vėja, mes bandome mestis į, reiškia, skalūnus, draskyti žemę, nežinodami galutinai tų technologijų poveikio, rezultatų, kas bus ateityje ir taip toliau. Tai man tas tikrai nepatinka ir man labai nepatiko, kad ministras Mazuronis tuo labai intensyviai užsiėmė, kuris turėtų liktai atvirkščiai saugoti. Tai taip, iš tikrųjų, tų temų labai daug ir aš džiaugiuosi, kad būtent žaliųjų frakcija labai aktyviai tą sako ir man tas patinka ir aš pakankamai nemažai žinau šitoj srityje ir tikrai prisidėsiu, kad galimai, sakykime, šalis kaip Lenkija, atrodo didelė šalis, bet jie šiandien nieko nedaro žalioj. Jie kasa anglį ir naudoja. Tai irgi negerai, kad tame tarpe, sakykime, žemės ūkis arba ūkininkai gali pagaminti žaliosios, reiškia, žaliojo kūro ir jį sėkmingai naudoti. Ir kaime bus ir pajamų, kaime bus ir užsiėmimų, ir kaime bus naujos technologijos, kaip daro Austrai, kaip daro vokiečiai. Ir, sakykime, paskutinis pavyzdys, tai Lietuvos, sakykime, požiūris į saulę. Tai iš pradžių priėmėm įstatymą, kuris, sakykime, labai paskatino šitą procesą. Paskui priėmėm atvirkštinį, kuris praktiškai sustabdė šitą procesą. Kažkaip tai mes mėtomės, mes turėjom jį pakoreguoti taip, kad ir procesas vyktų, ir, sakykime, galėtumėm gauti, reiškia, tą dovaną iš saulės energiją ir elektrą ir kitus dalykus, ir kartu nenukentėtų vartotojas tokį kombinaciją, nes dabar vartotojų užkrovėm, reiškia, nepriklausomybės dujų laivą, ir nežinom, kiek ta kaina kils, bet ten liktai visi sutarėm, kad tai bus pats svarbiausias dalykas, bet tai jau galėtumėm kokį 20% elektros pasigaminti iš saulės ir ne vartotojo sąskaita. Tai būtų kur kas didesnis ir perspektyvesnis dalykas. Užbaigit pokalbį labai trumpai, ko palinkėtumėt Lietuvai ir Europos Sąjungai ateinantį 10-metį? Taip, manau, kad labai svarbu Lietuvai dirbti, kad Lietuva maksimaliai pasiektų tos bent ES vidurkius, kad kuo mažiau mūsų žmonės turėtų nusivylimą Europą, kuo mažiau žmonių būtų nepatenkintų
ir kad nereiktų mūsų žmonėm važiuoti į kitas šalis, ieškoti laimės, o galėtų Lietuvoje laimingai gyventi, gimdyti vaikus, siekti, sakykime, tų tikslų, kurių nori įsikėlę. Ir turim Lietuvoje puikią infrastruktūrą, puikią gamtą, praktiškai viena iš geriausių turbūt ES valstybių sąlygų, ta prasme gamtos požiūrių. Pas mus nėra nei žemės drebėjimų, nėra nei potvinių, nei kitų, sakykime, dalykų, kur žmonės labai kenčia nuo šitų dalykų. Tai tikrai ir turim vietos, kur gyventi, ir žemės turim ir taip toliau. Tai tikrai manau, kad Europa, tikiuosi, kad sakykime, tie norai ir bandymai įvairių šalių radikaliai Europą reformuoti ir taip toliau, manau, kad turės proto ir eis žingsnis į žingsnį į priekį. Ir tikrai mano požiūriu ir mūsų partijos požiūriu, kurią aš atstovaunu, kadangi Lietuvoje pagal partijas keliama Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos, tai iš tikrųjų manom, kad Europa turi būti kaip konfederacija, tai yra valstybių sąjunga, valstybės pakankamai, sakykime, su savo subsidiarumu, savo veikla ir taip toliau, bet ir kartu sutardami dėl bendrų dalykų. Mums Europoje labai svarbu dar pakalbėti apie saugumo reikalus ir kokio mes sieksim modelio saugumo. Ar mes grinai su NATO bendradarbiausim, ar mes kartu kursim ir saugumo kažkokį tai skydą, nes Rusijos atveju Ukrainos parodė, kad Europa liktai ir šalia, ir liktai ne šalia, sankcijas taikyti gali, o gynybos procesai jau NATO reikalai. Žodžiu, šitoj srity manau, kad labai svarbu dar padirbėti. Ačiū Jums už pokalbį.